Nycių kaimo gyventojo, turtuolio Batuoto Katino šeimos gyvenime šiandien buvo tikrai labai ypatinga diena. Jo marti Marijana Katinienė pagaliau pagimdė dar vieną savo vaiką ir patys Batuotas ir jo žmona Ksena antrąsyk vėl tapo seneliais. Tuo lemiamu metu minėtieji Batuotas Katinas ir jo Ksena kaip tik vėl buvo su reikalais nuvykę tiesiai į Kupiškio miestą, ten ėjo į priešais savivaldybę esančią parduotuvę Maxima pro duris. Kada netikėtai suskambo kišenėje Batuoto mobilus telefonas, vyras tučtuojau atsiliepė ir kitame ryšio gale išgirdo džiaugsmingą savo sūnaus Naitmeno balsą. O tas jaunasis tėvelis Naitmenas pasirodo turi savo gimdytojams tikrai gerą žinią. Jiedu su savo žmona Marijana dabar yra Panevėžio ligoninėje, akušerijos skyriuje, kur ką tik Marijana pagaliau savo vyrui pagimdė mažą gražų vaikiuką sūnelį. Ir dabar pats tėtis, Naitmenas, tą naujagimį palatoje kaip tik ir laiko savo paties glėbyje. Taip, tai reiškia, kad senieji katinai ir dar kartą vėl tapo seneliais, nesusilaukė antrojo anūko. Išgirdus telefonu šią džiugią naujieną, laimingas Batuotas Katinas iškart šiltai apkabino savo žmoną Kseną ir jiems abiems netgi ištryško akyse džiaugsmo ašaros. 2021 m. gruodžio 21 diena. Pokalbis mieste prieš įžengiant į mažą miesto prekybos centrą. Aplinka – Kupiškio centras, kitoje gatvės pusėje priešai savivaldybę. Spaudžia gruodžio šaltukas. Aplinkui matyti sniego likučiai, o prekybos centro Maxima prieigose rikiuojasi nedidelė, bet lėtai judanti žmonių eilė. Visi pirkėjai lauke trypčioja su medicininėmis kaukėmis, nes dėl šalyje vėl paskelbto dar vieno griežto kovidinio karantino srautai viduje yra griežtai ribojami. Nycietis turtuolis Batuotas Katinas pataiso savo žalią šaliką ir rudą kepuraitę, užtraukia violetinės striukės užtrauktuką iki galo kseniuke, pasitaisyk kaukę virš nosies, matai, apsauginis prie durų jau skaičiuoja įeinančius. Dar neįsileis mūsų į vidų dėl kokių nors taisyklių pažeidimų. Šalta, nesinori čia ilgai stoviniuoti. Nycietė Ksena Katinienė, mėlynų žieminę kepuraitę, raudona striukė, nervingai trepsi kojomis ant šaligatvio plytelių, žinau, Batuotai. Viskas gerai, kaukė laikosi. Man tik ramybės neduoda mintis, kaip ten Panevėžyje mūsų mylima martelė Marijana laikosi ligoninėje. Naitmenas jau kelias valandas nieko per SMS nerašė. Ta nežinia tiesiog varo iš proto. Batuotas Katinas, nesijaudink tu taip, juk Panevėžio akušerijos skyriuje dirba puikūs specialistai. Viskas bus gerai. Štai, nusipirksim maisto kokių skanėstų šventėms ir grįšim namo į Nycius laukti žinių. Jie jau beveik prie pat durų, Batuotas Katinas tiesia ranką link krepšelio, kai staiga jo violetinės striukės kišenėje garsiai ir įkyriai pradeda skambėti mobilusis telefonas. Eiti bidainos melodija – ekstazy. Telefoninis skambutis tiesiai iš Panevėžio ligoninės. Batuotas Katinas nustebęs išsitraukia telefoną, pamato ekraną ir jo akys įsiplečia Ksena, žiūrėk. Naitmenas mums skambina. Batuotas Katinas skubiai braukia per ekraną, priglaudžia telefoną prie ausies. Ksena akimirksniu prisispaudžia šalia, bandydama pagauti bent vieną garsą. Batuotas Katinas, alio? Sūnau. Taip, mes Kupiškyje prie Maksimos stovim. Kaip reikalai? Sakyk greičiau. Naitmenas Katinas telefono ragelyje, jo balsas virpa iš susijaudinimo, fone girdisi tylus naujagimio verksmas, tėti. Mama. Mes pagimdėm. Mano pačiutė Marijana ką tik pagimdė. Viskas praėjo sėkmingai, ji jau ilsisi. Batuotas Katinas iš džiaugsmo net pašoka vietoje, jo didelės geltonos akys prisipildo ašarų, sūnau, tai tu ir vėl tapai tėčiu. Tikrai? Mūsų Marijana pagimdė? Naitmenas Katinas palatoje laiko glėbyje į žalią antklodėlę suvystytą mažylį su melsva kepuraitė, šypsosi per savo rožinę apsauginę kaukę ir žiūri į vaikelį, taip tėti. Laikau jį dabar savo paties glėbyje. Mažas, gražus, stiprus berniukas. Jūsų mama oficialiai antrą kartą tapote seneliais. Turime dar vieną vaiką, o jūs dar vieną anūką, nebe vien tik anūkę. Akimirka po skambučio.
Batuotas katinas, vis dar laikydamas telefoną prie ausies, atsisuka į Kseną. Per medicininę kaukę nematyti jo šypsenos, tačiau akį švyti begaliniu džiaugsmu, o per skruostus pradeda riedėti stambios džiaugsmo ašaros. Kseniuke. Berniukas. Vos ištarė Batuotas. Mes ir vėl esame seneliai. Ksena išgirdusi šiuos žodžius aikteli, jos akys taip pat akimirksniu sudrėksta. Nepaisydami aplinkinių pirkėjų žvilgsnių ir karantino distancijos reikalavimų, šie du turtingi Nycių gyventojai čia pat ant Kupiškio prekybos centro slenksčio tvirtai ir šiltai apkabina vienas kitą, pamiršę visus pasaulio rūpesčius ir šaltį. Juk jūs tik pagalvokite, kokia tai yra jiems abiem didelė palaima gyvenime sužinoti, kad buvo susilaukta ir dar vieno savo mažo anūkėlio, tuom tikrai didis džiaugsmas į jų šeimos namus Nyciuose ir vėl atkeliauja. Iš to didelio vidinio susijaudinimo Ksenai pradžioje taip virpėjo jos pačios rankos, kad jai vos tik netrukus įsitraukus iš savojo rankinuko pakelį su vienkartinėmis popierinėmis nosinaitėmis, pakelis netyčia įsprūsta jai tiesiai iš rankų. Krintant purvinos, šlapių išmindžiotų sniego apkritusios parduotuvės lauko laiptų pakopos, Ksena pasilenkė ir spėja jį dar nespėjusi kaip reikiant išsipurvinti pačiupti savo delnan. Va, čia tai bent išskirtinė dienos naujiena. Ji ir vėl tampa močiute, nuo šios vidinės minties net ir lengvas šiurpas jai po drabužiais staigiai perbėgo visų jos kūnų žemyn. Ir vėl bus dabar namuose dar daugiau mažų vaikų klegesio. Taip, jiedu su Batuotu ir vėl darsyk dabar tapo seneliais.